Šiaip visą gyvenimą, nu ne visą gyvenimą, prieš kokius 10 metų, kai darydavau YouTube video ir tutorialus, svajodavau apie tokį setupą, kad galėčiau matyti kitam ekrane OBS-ą, kaip screen recordinu ir ką įrašinėja man, ir kitam langė tiesiog galėčiau rodyti dalykus. Tai čia viskas ant trikojo stovi. Čia yra HDMI, nu tiesiog USB donglas. Mikrofonas dabar neprijungtas, nes įrašinėsiu į šitą. Ir viskas nueina per HDMI capture cardą tiesiai į planšetę. Ir aš galiu matyti beveik be jokio delėjaus. Parodysiu savo visą, nu ne visą, bet preliminarų workflow vienam Reels arba daliai Reelsą. Iš esmės projektą aš jau turiu, aš pasivadinu dažniausiai pagal Instagramo pavadinimą ir automobilį, kurį filmuosiu, bet čia jau gali daryti kaip tik tai norit. Ir aš jau turiu šiek tiek pasidaręs paprasčiausius dalykus. Tai iš esmės čia nieko nereikia keisti, tik svarbus dalykas, kad jeigu norit, kad jums importuotų folderiais viską, labai patogus būdas yra tai padaryti, kai nueinat per čia kažkur ir add folder and subfolders into media pool, create bins. Tai jisai jums iškart sukuria binus su pavadinimais, kokiais pasivadina tame folderį. Viskas priklauso nuo jūsų rūšiavimo. Bet aš sukursiu naują timeliną. Per daug nežinau, kiek aiškinsiu dalykus, kiek ne, nes kitaip turbūt užtruksim. Jeigu norės kažkokių detalių, visada galit parašyti ir visada su mielu noru padarys kažkokią tai pamoką. Turim timeliną. Ir čia bus Reelsai, bet bus horizontalus ir po to dar parodysiu ką, nes kartais keliu horizontalius Reelsus, šiuo atveju nežinau ar kelsiu horizontalų. Ir video idėja yra tokia, kad tiesiog automobilis ir kadangi tai yra korvetė, bus Deftones takelis. Aš tiesiog susidėlėsiu pirmą klipą, iškart nusipsiu garsą, nes man jo nereikės. Pasižiūrim ar nelagins klipas ir kol kas dar nelagina jisai. Pirmas dalykas, matosi čia juodos juostelės, ką padarysim, dėsim per vieną taškelį zoomo biškį ir sustvarko tos juodos juostelės. Kad greičiau kopijuotųsi man tarp failų, aš ką padarau, tai aš atributus kopijuoju ir matot prizumina. Nu, tarsi, čia kai nedaug failų yra, tai kaip ir viskas dar ok. Kodėl man čia taip ne per vidurį mašiną sustojo? Aš kaip bilau, kad per vidurį mašiną sustojo, bet nu ok, tarkim. Nėra pasaulio pabaiga, man padėjo, kai būna ne visada lygiai vienodai viskas. Dabar ta vieta, kai aš pradėsiu ieškoti garso takelio ir aš, pliusas toksai, kad aš jau filmuodama šitą automobilį žinau, koks garso takelis turi būti iš esmės. Spoiler alert, čia yra Deftones takelis. Kažkaip mano galvoje jis vaizdavo geriau šitas gabalas, negu dabar prisidėjau. Nors 2, 3. Bus gerai, žinokit, tikrai, jo, dabar viskas gerai. Kartais mėgstu nuo pradžių pažiūrėti, bet šiaip labai nerekomenduoju to daryti. Tik retais atvejais, nes iš esmės dažniausiai pamesit mintį, ką jūs darėt prieš tai timeline. Ir tiesiog iššvaistat laiką iš esmės. Kas, nu, nerekomenduoju, bet kartais darau tai. Matau klaidą, bet čia kažkaip nesužiūrėjau filmavimo metu, mato, čia atvažiuoja mašinas uždarytam lempam. Čia jas įdarytas. Tai gal manau. Padarysim kiškai kitaip, pradėsim video nuo to, kad užsijungia lempos, žmogus išlipa. Toliau kitas kadras ar tiesiog statinis kadras korvetės iš, standartinio kampo. Pravažiuoja mašina, close up biškį. Tada padariau biškį Dutch angle. Kas nežino, Dutch angle principė yra kampas, kai, kaip jums dabar taip logiškai paaiškint. Šiek tiek pasviręs kameros kampas. Jeigu įsivesite Google, kas yra Dutch angle, teoriškai vaizdas irgi turėtų būti šiek tiek pasviręs. Nežinau, kol vadinasi Dutch angle ir kas jis sugalvoja, bet toks dalykas kine naudojamas yra. Ok, principė turiu pasidaręs tokį kaip ir pradžią video, bet man dabar svarbu būtų padaryti ir aš negaliu sustoti peržiūrėti net per naują video. Čia turim visokių važiavimo kadrų pasidarę, daug judesio, daug šeikinimo. Čia dar ramiai važiuojam, bet
Dabar mes paieškosime sound efektų. Ir kur ieškot sound efektų? Visur, kur randat. Kur yra nemokami, geriausiai yra be autorinių teisų ar kažko. Aš turiu išsipirkęs artlistą, tai artlistė dažniausiai būna patogu. Čia dar yra visai atskiras menas apibūdinti garso efektą, kurį ieškai. Ok, galiu parinkti visą sound efektą. O, biški. Kai taip klausais, jis toks keistas. Bet kai pateiki kitai dainuoji, tai jisai skamba visai kitaip. Jis duoda tokį build-upą biškį. Turime čia įsirašę visai nemažą atkarpą audio. Paimsiu kelias variantus, kaip gazuoja skirtingais bėgiais, nes būna, kad skiriasi šiek tiek garsas. Gal aš išsigalvoju šitus dalykus, bet man atrodo, kad nuo tam tikrų bėgių vis tiek, taip kaip bėgėjusi mašina, gali išgirsti skirtingo garso. Normalų timeliną ir aš uždėsiu ant tų garso paste attributes. Ir man būtent reikia clip attributes, gal čia, ok, gal, jo, persikelia efektai, nice. Šiek tiek kitaip skamba, duos paklausyti aš jums. Taip skamba ekvalizuotas garsas. O čia be ekvalizerio. Tai skirtumas yra toksai. Čia geras, manau, kadras tiesiog paįvairint, kad ne viskas būtų iš vienodo šono. Čia daug efektų. Aš noriu tiesiog prizuminti. Ir čia dar kamera sudreba. Tai manau bus labai gerai. Pabandysim su sound efektu pažiūrėti, kas čia gausis. Vis dėlto, taip jau būna filmuojant, persigalvau, nedėsiu dar kadro iš išorės, dėsiu kadrą, kaip aš užmontavau štai čia ant durelių realiai. Kadangi karvetė apkliuota, nedėjom prispaudėjų, pritraukėjų ant kėbulo pačio prispaudėjų, nes būtume turbūt sugadinę jį. Tikliau būtume sugadinę plėvelę. Šitą medžiagą daugiau apkrauna, tai, matote, ir su 10 bitų EVC net ne ProResu filmavau. Tai, visai apkrauna. Ir čia tada nutyla. Ir čia mes galim tada pereiti į kitą kadrą, kur jau mašina bus statinis kadras. Jo, kažkas tokio. Tam irgi norėčiau greičio pakeisti, nes tas natūralus šeikas, kur yra, manau, visai turėtų tikt. Teoriškai galima, kad jisai atvažiuoja ir pravažiuoja pro kitą pusę. Gerai, gal ir tik statinis kadras. Aš gal neįsivaizdavau, kad jisai gal, žinai, tipo tiktų, bet pabandom. Aš irgi daug dalykų montažė, aš tik tai galiu įsivaizduoti, aš turėjau iš atlistą ir bendrą tokią viziją, kaip kas gali atrodyti, bet nežinau. Pažiūrėsim. Jeigu mes dar pagreitintume šitą video, čia būtų beprotiška ar ne, bet iki 115. Kad ir šitas ant shifterio geras, manau, kažkokį dar čia turim. Ne, šitas pats kadras. Čia nevažiavom, bet va čia gal važiavom, man atrodo, jo, va šitas. Manau, šitas pabaigos biškį nespartau, nes palagino. Nepatinka man šitas kadras, kažkaip nieko nešneka, galima pasakyti, jisai nieko nesako. Why not? Įdėkime, pažiūrėkime, kaip atrodys su pravažiuojantį greitoji, su sirenų mirgalais. Tak aš gal daryčiau... Okei. Manau bus okei. Nėra tobula, bet manau kažkas tokio. Jeigu jums įdomu pamatyti, kaip koreguoju spalvas, būtinai
parašykit komentare, galit parašyti Instagramą ir mielai pasidalinsiu su jumis, jog aš negaliu viso to padaryti vieną video, nes čia užtruks žiauriai ilgai. Bet šio video gale įdėsiu, kaip atrodo galutinis rezultatas.